Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šio podcasto autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Praėjusioje laidoje aš kalbėjau apie 3 smulkaus ir vidutinio verslo savininko skrybėles, tai yra vaidmenis, kuriuos įmonėje atlieka savininkas. Tai verslininko arba entrepreneur vaidmuo, kai jisai turi galvoti apie ateitį įmonės, tai yra vadovo arba manager vaidmuo, kuomet galvojama apie įmonės praeitį arba procesų stabilizavimą, ir specialisto ar technician, kai yra fokusuojamasi tiesiog į konkrečios problemos, techninės problemos sprendimą. Šiandien aš pakalbėsiu apie verslo savininko dėmesio ir laiko valdymą. Kaip atrodo daugelio mūsų ir ne tik verslo savininkų ir vadovų, bet net darbuotojų diena. Ateini į darbą, nusiteikęs kažką nuveikti reikšmingo ir gero, sėdi ir, pirmiausiai pradedi tikrintis ką? Elektroninį paštą. Taip, atsakinėjai vieną, kitą laišką, tada pasižiūri, kad reikia paruošti pasiūlymą klientui, kaip pavyzdys. Atsisėdai, pradedi ruošti ir staiga prie tavęs prieina kolega, sako, klausyk, gal turi keletą minučių, va čia aš norėčiau su tavim pasitarti. Jūs pasišnekate, randat vienokį ar kitokį sprendimą, sutarimą su tuo kolega ir grįžtate prie to ankstesnio darbo, kurį jūs darėte. Bet jūs negrįžtate į tą pačią vietą, kur jūs pertraukė. Jūs turite persiskaityti, kas jau yra padaryta ir vėl įsivažiuoti į tą pasiūlymo rašymą. Tuomet įvyksta kitas dalykas, kad ateina laikas eiti į susitikimą, kurį jūs buvote sutarę su savo kolega, pasišnekėti apie vienokią ar kitokią problemą. Tuo pokalbio metu jums suskamba jūsų telefonas, jūs atsiprašęs kolegos, pakeliate ragelį, nes telefonas skamba, gal ten kažkas svarbaus ir skubaus, išaiškėja, kad ten koks nors pardavėjas nori su jumis susitikti, jums kažką pasiūlyti. Jūs atsidarote savo kalendorių, kur randate laisvą laiką ir sutarėte susitikimą. Vėlgi grįžtate į pokalbį su kolega ir galvojat, kur mes čia baigėm, apie ką mes čia šnekėjom. Vėlgi jūs kažkiek laiko vėl išnaudojate, kad grįžti į tą pokalbį ir pokalbis pasibaigė, kažką sutarėt, vėlgi grįžtat pas save, emailas, kažkokie darbai ir taip visą dieną jūs sukatės, grįžtate vakare namo ir galvodami apie tai, ką nuveikėt per dieną, jūs suprantat, kad visą dieną daug dalykų darėt, bet vis tiek daug darbų liko nenuveikta iš to darbų sąrašo. Tai ką jūs darot? Jūs dar dirbate ir po darbo, kad reikia vienokį ar kitokį dar darbą padaryti, ar daugiau tų darbų padaryti, ir vis tiek jūsų aplinka yra nepatenkinta. Darbuotojai skundžiasi, kad jūs per lėtai atsakinėjate, nepriimate pakankamai greitai sprendimų, artimiausia aplinka tai yra šeimos nariai skundžiasi, kad jūs juos ignoruojate, neskiriate jam savo dėmesio, kenčia jūsų ir pomėgiai, santykiai su draugais. Tikriausia, tokia situacija daugeliu yra pažįstama. Ir kaip įprasta tokią situaciją spręsti? Jeigu aš nespėju padaryti visų darbų, reiškia, aš dirbu per mažai. Ir išvada yra kokia? Reikia dirbti daugiau. Dirbti galbūt ne po 8, ir ne po 10, o po 12 valandų per dieną. Bet netgi dirbant viršvalandžius, rezultatai nelabai pagerėja. Ir žinokite, dirbti viršvalandžius tai yra apgaudinėjimas. Ir pirmiausia, apgaudinėjimas savęs skriaudimas, nes dirbdami viršvalandžius jūs to laiko negalite skirti šeimai, draugams, savo hobiam, pomėgiam, fizinės sveikatos stiprinimui. Nors daugelis žmonių elgiasi taip, tarsi jie galėtų turėti viską, galėtų sužinoti ir žinoti viską, daryti viską, tačiau taip gyvenime neįvyksta. Kodėl? Nes gyvenimas siūlo tiek daug dalykų
Ir neįmanoma daryti visko, nes mūsų turimas laikas ir dėmesys yra ribotas. Neįmanoma žinoti visko, nes iš tikrųjų to potencialių dalykų, kuriuos galima žinoti, yra tiek daug, kad žmogus negali žinoti. Ir tikrai neįmanoma turėti visko, ką gyvenimas siūlo. Net patys turtingiausi žmonės pasaulyje, koks nors Warrenas Buffettas ar Jeff Bezosas, negalėtų sau leisti, tiesiog negalėtų turėti visko, ką siūlo pasaulis. Taigi, koks yra pagrindinis ribojantis išteklis, kuris įtakoja mūsų rezultatus? Ką mes turėtumėm išmokti valdyti geriau? Ir daugelis, aišku, šioje vietoje pasakys, tai yra laikas. Tačiau laikas nėra tas išteklis, kurį mes galime išmokti valdyti geriau. Mes negalime valdyti laiko. Taip, marketingiškai skamba labai gerai, laiko valdymas ir panašiai. Tačiau pabandykite sulėtinti laiką, pagreitinti laiką, atsukti į priekį ar pasukti atgal. Mes negalime valdyti laiko, bet ką mes galime valdyti? Mes galime valdyti savo dėmesį. Ką mes skiriame savo dėmesį? Ir pasižiūrėkit, netgi kai mūsų aplinkoje, artima aplinka, šeimos nariai skundžiasi, kad mes skiriame jiem ko? Retai kada jie sako, tu skiri mum per mažai pinigų. Pirmiausia, jie ko sako? Mes nesulaukiame tavo dėmesio. Taip kad dėmesys ir yra pats svarbiausias bet kurio žmogaus išteklis, kurį jisai gali valdyti ir kuris nulemia jo rezultatus. Nes ten, kur yra žmogaus dėmesys, ten visada bus progresas. Ir tai aktualu ir tai svarbu ne tik tai versle, tai veikia ir tai aktualu bet kokių tikslų pasiekimui. Kažkada vienoje iš konferencijų man teko išgirsti labai įdomią frazę, tai kad tu gali turėti bet ką, ko užsinorėsi, bet tu negali turėti visko. Tu, angliškai tai skamba netgi geriau, you can have anything you want, but you can't have everything you want. Siekdami geriau išnaudoti savo dėmesį, pirmiausiai mes turėtumėm nustoti iššvaistyti. Ir labai retai, kada tas dėmesys švaistomas tiesiog iš neturėjimo ką veikti. Dažniausiai dėmesio švaistimo priežastys yra tam tikra neteisinga mūsų elgsena ar neteisingi įsitikinimai. Ir pakalbėkime apie tuos neteisingus įsitikinimus arba tuos efektyvumo mitus, kurie skatina mus arba sąlygoja, kad mes iššvaistytumėm savo dėmesį. Vienas iš dažniausiai sutinkamų efektyvumo klaidingų įsitikinimų yra tai, kad viskas yra vienodai svarbu. Kaip ir kalbėjom apie tą situaciją, kai mes kalbame su kolega ir kažkas mums paskambina, mes nutraukiame pokalbį ir pakeliame ragelį. Tačiau mes turime suprasti, kad ne viskas yra vienodai svarbu. Tikriausiai daugelis iš jūsų esate girdėję taip vadinamą Pareto dėsnį arba 80-20. XIX amžiuje ekonomistas Vilfredo Pareto pastebėjo įdomų dėsningumą, kad tuometinėje Italijoje 20% piliečių valdė 80% visos Italijos turto. Vėliau buvo pastebėtas toks pats santykis arba priežastingumas ir kitose sferose. Kaip pavyzdys, daugelį įmonių 80% pajamų atneša 20% klientų arba 80% apyvartos daro 20% viso asortimento produktų. Jeigu 20% mūsų pastangų ir dėmesio sukuria 80% rezultato, o likę 80% pastangų generuoja likusis 20% rezultatų, tai galbūt pirmiausiai reiktų identifikuoti tuos veiksmus, tas užduotis, kurios generuoja 80% rezultato ir sutelkti savo dėmesį į tuos užduotis. Ir užtikrinti, kad nesvarbu, kas atsitiktų, tos užduotis bus atliktos. Tikriausiai daugelis iš jūsų turite susidarę savo darbų sąrašą, taip vadinamą to-do listą. Tačiau klausimas, ar jūs esate tame darbų sąraše identifikavę tuos svarbiausius darbus, kurie duos daugiausiai rezultato. Ir ar jūs savo darbus pradedate
nuo tų svarbiausių darbų ir uždavinių atlikimo. Darbų sąrašą paversti sėkmės sąrašu nėra taip sudėtinga. Tiesiog pasimkite savo turimą to-do listą, darbų sąrašą ir iš jo atrinkite 20% pačių svarbiausių darbų, kurie duos didžiausius rezultatus. Ir iš to 20% svarbiausių darbų atrinkite dar 20%. Tai yra pačius svarbiausius darbus arba vieną patį svarbiausią darbą, kurį yra būtina atlikti ir kuris duos didžiausią rezultatą. Ir sufokusuokite savo dėmesį į tą darbą, į to darbo atlikimą. Kitas labai dažnas būdas išblaškyti savo dėmesį, tai yra daryti keletą darbų vienu metu arba taip vadinamas multitaskingas. Vėlgi, prisiminkite tą situaciją, kai jūs kalbatės su kažkuo ir jūs pertraukia ir po to jums tenka grįžti į ankstesnę užduotį ir tai užtrunka kažkiek laiko, kol jūs vėl prisimenate, apie ką buvo kalba ankstesniam pokalbį. Įvairiausi tyrimai rodo, kad vien dėl multitaskingo, gyvenant klasikinėje įprastoje multitaskinėje aplinkoje, mes prarandame beveik trečdalį savo laiko tik tai ant persijungimo tarp užduočių. Jūs įsivaizduojate, ką tai reiškia trečdalis laiko? Jeigu mes kalbame apie darbo savaitę, tai trečdalis laiko reiškia 1,5 dienos yra išvaistoma tik tai persijungimam tarp užduočių. Taigi, jeigu jūs identifikavote savo svarbiausią užduotį, kurią jūs turite atlikti šiandien ar šią savaitę, galbūt tos užduoties atlikimo metu reiktų užtikrinti, kad niekas jūsų neblaškys ir niekas jums netrukdys tos užduoties atlikti. Apie multitaskingo žalą tiek asmeniniam efektyvumui, tiek ir projektinė aplinka. Aš esu kalbėjęs per įvairias konferencijas, mokymus, parašęs ir publikavęs ne vieną straipsnį. Yra tiek daug įrodymų, kad tai yra žalinga, tai kad aš net nenoriu šiandien plėstis daugiau apie tai. Žinokit, multitaskingas yra blogis, kuris vagia jūsų dėmesį ir eikvoja jūsų išteklius. Jeigu norite daugiau sužinoti apie efektyvumo mitus ir apie tai, kaip išvaistomas dėmesys ir ką daryti, kad jo neišvaistyti, labai rekomenduočiau perskaityti Gary Keller ir Jay Papasan knygą Tik vienas dalykas. Daugiau informacijos apie tą knygą galite rasti internete adresu www.vienetukas.dalykas. Taip, vienasdalykas.lt. Knyga Tik vienas dalykas lietuvių kalba yra išleista ne tik tai popierinio formatu, bet ir audio knygos formatu. Nuorodą į audio knygą jūs galite rasti šio podcasto aprašyme arba tiesiog pasižiūrėti audioteką.lt. Bet grįžkime prie mūsų pagrindinės temos, tai yra dėmesio valdymo. Kadangi dėmesys tai yra svarbiausias resursas įtakojantis mūsų rezultatų pasiekimą, mes turėtumėm tą dėmesį valdyti labai atsakingai ir sąmoningai. Štai kodėl mums reikia turėti labai aiškiai užrašytus savo tikslus, ne tik verslo, bet ir asmeninius tikslus. Kodėl? Nes tikslas pirmiausiai tai yra kaip atskaitos taškas įsivertinti, ar mes skiriame dėmesį tam, kam reikia. Ir bet kuriuo atveju jūs galite pasitikrinti, ar mano dėmesys šiuo metu skiriamas tiem dalykam, kurie padės man pasiekti mano tikslus. Kai aiškiai nusistatėte savo metinius tikslus ar galbūt net ilgalaikius tikslus, įsivertinkite, kokius veiksmus jūs turite daryti, kokius darbus jūs turite daryti tam, kad tuos tikslus pasiekti. Ir suplanuokite laiką savo kalendoriuje, kada jūs darysite tuos darbus, kada jūs skirsite savo dėmesį tų tikslų siekimui. Ir vėlgi tai veikia ne tik tai verslo tikslam pasiekti, bet
ir asmeniniam tikslam pasiekti. Tačiau podcastas apie verslą, taigi pasižiūrėkime, kur turėtų būti skiriamas pagrindinis smulkaus ir vidutinio verslo savininko dėmesys. Pirmiausiai, smulkaus ir vidutinio verslo savininkas turi aiškiai paskirti laiką, kada jo visas dėmesys bus dirbti verslininko, to entrepreneur darbus, kada jisai galvos apie savo įmonės vystymą, visą įmonės ateitį, taip pat paskirti laiką, kada jisai dirbs įmonės vadovu. Tai yra statys procesus, standartizuos, kaip vieni ar kiti dalykai turi būti atliekami. Galbūt galima pasiskirti ir laiką, kada bus užsiiminėjama specialisto darbo. Tačiau dažniausiai specialisto darbas tam smulkaus ir vidutinio verslo savininkui taip patinka, kad jis laisvu nuo kitų svarbių darbų metu jisai tą darbą atliks. Kiek laiko paskirti verslininko ir vadovo darbam atlikti? Aš manau, kad bent vieną dieną per savaitę, tai yra 8 valandas per savaitę reiktų skirti darbui su įmonė. Tačiau neretai tas 8 valandos per savaitę yra per didelis pirmas žingsnis. Todėl net jeigu jūs pradžioj pasiskirsite 1 valandą per savaitę sistemingo darbo su įmonė, o ne įmonėje, tai jau bus daug daugiau, negu jūs dabar skiriate laiko. Jeigu jūs pasiskyrėte tą laiką darbui su įmonė, tai yra skirsite dėmesį verslininko ir vadovo vaidmeniui atlikti, natūraliai dažnai manęs klausia, sako, o ką aš turėčiau veikti per tą laiką? Tai jeigu jūs nežinote, ką turėtų veikti verslininkas ir vadovas, reiškia pirmas jūsų darbas ir yra sužinoti, kuo turėtų užsiimti verslininkas ir vadovas, kokius darbus reikia atlikti, kad sisteminti savo įmonę. Jeigu nežinote, nuo ko pradėti sistematizuoti įmonę, pirmiausiai perskaitykite mano knygą, kuri taip ir vadinasi, Nuo amato prie verslo pradžia, nuo ko pradėti verslo sisteminimą. Daugiau informacijos apie šitą knygą jūs galite rasti tinklapyje Amver, amatas verslas, amver.lt, _knyga. Taip pat kitoje podcasto laidoje aš jau pakalbėsiu apie tai, koks turėtų būti pirmas žingsnis pradedant sistematizuoti savo įmonės veiklą. Apibendrinant šios dienos podcastą, noriu dar kartą priminti, kad svarbiausias jūsų išteklis, kuris labiausiai įtakoja jūsų pasiektus rezultatus, yra jūsų dėmesys. Ten, kur yra nukreiptas jūsų dėmesys, bus didžiausias progresas ir rezultatas. Nešvaistykite savo dėmesio darydami nesvarbius darbus, nes ne viskas yra vienodai svarbu. Taip pat sumažinkite multitaskingą ir šokinėjimą tarp užduočių savo aplinkoje. O namų darbas labai paprastas. Paskirkite laiką darbui su įmonė arba paskirkite laiką savo tikslų siekimui ir saugokite laiką, kurio metu jūs skirsite visą savo dėmesį savo tikslų siekimui. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!